štai išeina Laurynas Birutis, Ąžuolas Tubelis iš kairio kampo, gal ir lietė jo mestą kamuolį Smailagičius, tikrai lietė Gudaičio mestą kamuolį Laurynas Birutis. Per 36 rungtynes. Tubelis suranda Greivsas Gudaičiui be pražangos. Pamatė ir Žalgirio trenerių štabas taip pat pamatė, su kokia energija pradeda šias rungtynes. Tiek puolime, tiek gynyboje. Jis labai pastebimas ir labai naudingas Žalgiriui. Ulanovas žaisti šioje finalo serijoje dėl traumos. Normantas verčiasi prieš Francisko, Braintas, Donstonas. Ir čia dar atrodo, kad Margeris Normantas susižeidžia šiame epizode, nesikelia Ryto kapitonas nuo žemės. Įnokas, jeigu nebūtų prašęs pražangos, o būtų reagavęs į tai, kas vyksta, gal ir būtų atkovojęs kamuolį puolime. Bet dabar tokios galimybės Vilniaus Rytas nebeturi. Isaiah Wong keičia kryptį, tiesiog užmigdo Parkerį Jacksoną Cartwrightą. Ir vėliau jį pakeitęs Stevenas Įnokas tikrai plaukiojo gynyboje, galima sakyti ir taip. Gudaitis ir buvo ta užtikrinta opcija puolime. Skrydis po Brainto Dunstono perdavimo Krekena vos kai norisi mėsos. Sirvydis čia tikrai buvo ištroškęs kraujo. Kai kalbame Dunstonas vėl ieško Deivido Sirvydžio, kuris vėl kerta į baudos aikštelę ir šį sykį nuo lentos. Ir vėl įpratę matyti, kad du žaidėjai surenka daugiau nei pusę komandos taškų. Čia Jacksonas Cartwrightas. Jis tiek gauna šansą ir gauna dar vieną bloką. pats Arnas prieš Arčiai Kaulą žaisti nugarai krepšį nesiryžta. Birutis atakuoja Gudaitį ir susikuria vos per kurį sugeba švystelėti kamuolį. Tai buvo pirmieji Margerio Normanto taškai rungtynėse. Praleidžia į dešinę Normantas Silvena Francisko ir ten pražanga ir 2 taškai. Išnaudoja Žalgirio prancūzas. Bet matome, viskas vyko, renka šiukšlės virš krepšio. Brazdeikis atakuoja Sargiūną. 2 ignų dvikovoje. Brazdeikis kristamas iš Jacksono Cartwrighto rankų. Cartwrightas apibėga Dunstoną, bet suklumpo baudos aikštelėje. Ir Smailagičius stabdo žaidimą, bet niekas nepastebi Deivido Sirvydžio, kurio metimas iš po krepšio. Alenas Smailagičius pasirūpino, kad Rytas nebeturėtų papildomų šansų šios atakos metu. Francisko iki galo. Francisko 2 taškai. 4 sekundės Kauno Žalgiriui šiek tiek sušvelninti deficitą. Dovis Giedraitis. Ir Dovydas Giedraitis nepataikęs nei vieno iš 4 metimų iki šio epizodo. Dabar susirena. Nei vieno tritaškio taiklaus šioje serijoje. Dovis Giedraitis štai taip atsidaro. Ir su inercija eina Kauno Žalgiris į 4. kėlinį. Tiesa, atsilikdamas 5 taškų skirtumų. Atsikvėpkime prieš 10 paskutiniųjų BCL LKL sezoną. Labai agresyviai Gytis Masiulis gynėsi prieš Lauryną Birutį. Francisko dabar su kamuoliu, žmonės prie jo. Birutis suranda Smailagičių. Turės būti tai kažkiek ir kitų žaidėjų nuopelnai, nes varžovų gynėjai yra tikrai labai agresyviai dengiami. Smailagičius laisvas, na gal dabar Žalgirio serbas. 3 iš 17 Žalgirio tritaškių. Tuomet jau išnaudojo juos 7 metimams į priekį. Bet mes žinom, kad Silvenas Francisko mes ir 8. Jeigu tik tai turės tam galimybę, klysta Vilniaus Rytas. Vėl tas pats ispaniškas pick and rollas ir vėl turbūt bus kamuolys Ulanovui. Prie jo du žmonės. Laisvas Brazdeikis. Ignas Brazdeikis! Ignas Brazdeikis 23-ais 4-ajame rungtynių kėlinuke lemiamose rungtynėse pelnė 7 iš 10 pirmųjų Žalgirio taškų. Minutė 30 Lietuvos krepšinio lygos sezone. Smailagičius. 3 taškai Alenas Smailagičius. Vilniaus Rytui 4-ojo kėlinio pabaigoje. O tai, ko laukia, kamuolys atrodo skrido amžinybę į kitą aikštelės pusę. Brazdeikis iki galo +7. Turi Kauno Žalgiris likus 34 sekundėm. Įveikė Arčiai Kaulą, prilipusi prie savęs. Graži jo verpstė. Nieko nėra baudos aikštelėje ir Žalgiris.